labai smagu, kad sutikau ir pažįstamus senus, su kuriais jau kurį laiką buvau nesimatęs, pabendravom, pavyko suvesti inovacijos agentūros atstovą su jais, nes jie nori organizuoti mokymus, kas liečia e-komerciją ir teisę, kas tikrai šiai dienai labai yra aktualu, net man pačiam yra įdomu išgirsti daugiau. Ir ką? Dalinuosi kiekvieno pitcho pradžia, kad žinotumėt, apie ką buvo kalbėta, kas pristatinėjo ir koks buvo galutinis rezultatas. Iki. Jau gyvena telefonuose. Tai yra mobile first karta. Antra, dirbtinis intelektas leidžia personalizuoti turinį greičiau, paprasčiau ir pigiau negu bet kada anksčiau. Galiausiai, nėra analogo programėlės formatu, kuris padėtų su dėmesio mokymosi procese. 5-12 klasių rinka užima apie 27 milijonus. Taip pat teisininkai neturi tinkamų įrankių, kuriais jie galėtų pilnai pasitikėti. Tokie įrankiai kaip ChatGPT dažnai haliucinuoja ir reikia nuolat tikrintis informaciją 10 kartų, kas labai daug laiko užtrunka. Ir taip pat trečia problema, tai teisinių dokumentų paieška yra ilga ir skausminga.